Sveiki visi, linkėjimai iš Lietuvos. Čia esame kartu su Gintarė, kuri yra visuomenės sveikatos specialistė ir šiuo metu dirba kaip atvejų tyrėja. Atvejų tyrėjai atlieka itin svarbų darbą, naudoja duomenis ir modelius, kad suprastų, kaip liga plinta. Sveiki Martynai, esu Gintarė Pilvelytė, man 29 metai, dirbu Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre. Čia pradėjau dirbti 2019 metais ir beveik dirbu 3 metus. Aš esu visuomenės sveikatos specialistė ir kiekvieną dieną atlieku kelias dešimtis epidemiologinių tyrimų, siekdama atsekti užsikrėtusiųjų kontaktus ir taip užkirsti kelią viruso plitimui. Kiekvieną rytą aš iš Jonavos keliauju į kitą miestą, į Kauną, kur dirbu. Mes pajuokaudami su kolegomis dažnai save pavadiname COVID-19 ligos detektyvais. Būna sunkumų atsekant sąlytį turėjusius asmenis, nes sergantieji dažnai neįvardyja savo kontaktų, nepasako renginių, kuriuose dalyvavo. Tai kartais mūsų darbą tai apsunkina. Klausimai būna patys įvairiausi, bet dauguma klausimų yra susiję su izoliacijos laikotarpiu. Žmonės klausia, kiek jam laiko reikės izoliuotis, ar vakcinacija padės jam apsisaugoti nuo sunkių ligos formų. Taip pat susidorojate su protrūkiu valdymu konkrečiose vietose, pavyzdžiui, darbo vietose. Koks pagrindinis jūsų tikslas atliekant šios tyrimus? Yra lokalizuoti ir sustabdyti protrūkio plitimą įmonėje. Mes susisiekėme su įmonės atstovais, teikiame jiem rekomendacijas, padedame tas rekomendacijas pritaikyti praktikoje, surinkti didelės rizikos sąlyčius, mažos rizikos sąlyčius. Esant poreikiui siunčiame darbuotojus testuotis ir teikiame visą kitą metodinę informaciją, kuri yra aktuali įmonės atstovams ir patiems įmonės darbuotojams. Labiausiai man patinka rezultatai, kai matau, kad pavyksta suvaldyti protrūkį, užkirsti kelią viruso plitimui, bet čia didžiausią darbą ir didžiausias pastangas įdeda patys žmonės, kurie sąžiningai vykdo visas rekomendacijas ir stengiasi suvaldyti kartu su manimi protrūkius. Nežinomybė. Pačioje pradžioje buvo labai sunku, kai tu nežinai, kas bus rytoj, po pusmečio, po metų. Vėliau atėjo neviltis, nes buvo labai daug COVID-19 atvejų ir mes jau nesugebėjome jų ištirti. Kad norėčiau nebejausti nuovargio darbe. Norėčiau, kad vieną dieną nebebūtų COVID-19 pandemijos. Aš suprantu, kad žmonės labai pavargo nuo COVID-19 pandemijos, nuo apribojimų, nuo nuolat besikeičiančios situacijos, bet matau ir kitą pusę šios pandemijos. Matau žmonės, kuriuos COVID virusas palietė per daug stipriai. Pandemijos pradžioje mūsų kolegos labai aktyviai teikia informaciją socialinėse medijose. Praktiškai vos ne kiekvieną dieną kolegos teikdavo informaciją apie COVID-19 situaciją Lietuvoje. Dezinformacija darbą apsunkina labai stipriai, nes pačioje pradžioje buvo, kad žmonės tiesiog neigdavo COVID-19 ligos, kad yra labai svarbu informaciją teikti visuomeniai, kad yra svarbu ne vien pateikti abstrakčius skaičius, bet ir parodyti, kaip atrodo darbo vieta tų pačių visuomenės sveikatos specialistų, gydytojų, kaip atrodo jų kasdienybė, kaip atrodo žmonės, kurie išgyveno tą ligą.